Visiems geros dienos. Šiandieną pasigaminsim pietum pievagrybius. Čia turiu marinuotus su marinuotais agurkais, pomidorais. Čia turiu spirgius, svogūną, prieskonius. Ir darysim pievagrybius su grietinėle, baltu padažu. Na, pirmoje eilėje užsidėsim apkepti svogūnus mūsų. Truputį druskos ir truputį pipiro. Pagrindinius prieskonius dėsim paskui. Na, čia turim spirgius jau išsikepę. Sudedam mūsų spirgius. Nu, aš galvoju, kad viskas. Galim dėti pievagrybius. Nu ir prieskonius iš karto. Nu, tegul dabar kepa ant mažos ugnies, kol išgaros skystis. O čia užsidedam mūsų svogūnėlius. Bulėm reikia daug aliejaus, paskui tas aliejus liks keptuvėj, bet kad geriau skaniau iškeptų, reikia daug aliejaus. Nu, dedam bulės. Dabar pakol kas nesūdom, tai jos aptraukia biškį, pipirų galima. Ir dėl skonio kmynų, visai nedaug. Duos gerą skonį. Nu, į grybus galim supilti jau grietinėlę. Tegul pasitušina, grietinėlė pradės raukt, bus gatava. Bulės kepama didelių dujų. Nu, o dabar galim pasūdyti. Nu, kokias fainas bulės mes gavom. Ir eisim serviruoti. Nu, mūsų bulvykės fantastiškos. Čia mūsų pievagrybiai. Irgi fantastiški. Čia rauginti agurkai ir seri pomidorai. Užpilsim iš kelių aliejaus. Visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.